Perfekcionizmas. Nori viską daryti tobulai arba jeigu nepadarysi tobulai, tai tiesiog nieko nedarysi. Tai yra toks kalėjimas savo, ane, ir didelis apribojimas aplamai pabandyti kažką naujo savo gyvenime. Ir tai tikrai yra psichologinis sutrikimas, toksai, kad jūs antiek tada gyvenat įtampoj, kontroliai, kad jūs negalit savo laisvai kvėpuot, jūs negalit atsipalaiduoti, jūs negalit džiaugtis gyvenimu. Kodėl? Todėl, kad aš noriu viską padaryti tobuliausia, ne? Ir, pavyzdžiui, jeigu aš jaučiu, kad aš to nepadarysiu, aš net nebandau. Tai, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ne? Aš ten tobulai dirbu ir, pavyzdžiui, kažkas, nežinau, mano geriausia draugė pakviečia mane šokti, ne, ten kažkur. Ne, aš žinau, kad aš ten jau žinau, ne tai, kad aš nežinau, net nebandžiau, bet pabandžiau ir man nepatiko, ar man nepavyko, ne. Aš žinau, kad aš ten negalėsiu per trumpą laiką arba ten pasiekti kažko ir aš net neinu nebandyta, ne. Nei šokių, nei slidinėjimo, nei dviračio, nei plaukimo, nieko, tiesiog nieko, ne. Įsivaizduot, kiek galimybių jūs aplamai praleidžiat. Kiek jūs netenkat gyvenime nuostabių naujų akimirkų. Ir dažnai tas perfekcionizmas vėlgi ateina iš vaikystės, ne, kada aš sutvarkiau namus, ateina mama arba ten kitas reikšmingas žmogus, ne, nu galėjai dar ten kažkur davalyti, ne, ar ten kažko daryti. Gavau nuostabų pažymį, ne, galėjai ir geriau pasistengti, nežinau, už ką ten 10 tau parašė, ne, vėlgi, tai tu nepasiekiai kažko, ne. Tada, nežinau, vėlgi, ne, kažkokį makiažą patari. Oi, galėjai ir daug gražiau padaryti, apsirengti, galėjai ir geriau apsirengti, madingiau ar dar kažką, ne. Ir iš išorės visada buvo ta galėjai dar geriau, ne. Ir užsifiksuoja. Ir tada tam eina žmogus į suaugusį gyvenimą su tom, aš galiu geriau ir aš nesustosiu iki nepasieksiu to geriau, ne. Ir jūs tada bandot su savo tą vaikystės traumą, ne, kaip mažas vaikas, bandot įrodyti ir dažniausiai tiems, kurie buvo jūsų vaikystėje, nors jų jau gali nebebūti šalia jūsų, ne, bet jūs bandot savo pasąmoniai, savo vidiniam pasaulyje, ne, per dabartinį gyvenimą, per kitokius žmonės, ne, per kitus, jūs bandot įrodyti, kad jūs pasiekėt pagaliau tą geriau. Ir tada, pavyzdžiui, kas būna, kai jūs gyvenat tą perfekcionistinį gyvenimą, jūs antiek susikaupus, jūs antiek kontroliai, kad tiesiog žmonės net aplink negali laisvai kvėpuoti, ne? Nes, pavyzdžiui, tada neduok dieve šepetėlį ne taip pastatė, ne? Arba ten neuždarytų tos tubelės, ne? Neduok dieve lėkštės neišplovė, neduok dieve trupinėlį liko ant stalo, ne? Ne taip batai padėti, ne taip rankšluostis užkabintas, ne taip ten kažkas dar padėta, ne? Ir pastoviai bus kažkur ne taip. Ir tada jūsų partneris, jūsų vaikai, net svečiai ateis pas jūs, ne jūsų geriausia draugė ateis ir dieve, kaip man čia nežinau, kaip man čia tą muiliuką padėti, kaip čia man tą kėdę pastumti, ne, kaip man čia nežinau atsisėsti, kad tik tai, kad tas kitas žmogus būtų patenkintas, ne. Ir įsivaizduojat su savo perfekcionizmu, kiek įtampos aplink save jūs sukuriat, ne. Maža to, kad jūs esat nelaiminga, ir pastovi įtampoj, tai dar lygiai tą patį skleidžiat ir aplink save ir tada žmonės vėlgi jaučiasi irgi tokie arba kontroliuojami, arba įtampoj šalia jūsų ir dažniausiai net būna, kad tiesiog su laiku pradeda vengti, vaikai aišku pabėgti negali, bet tada jie užsidaro, ne, yra telefonai, yra kompiuteriniai žaidimai, o paaugliokai tai išvis po to namo negrįžta, nedaug dievė narkotikai, visa kita ir tiesiog nes ką man grįžti namo, kai ten dažniausiai mama būna tokia perfekcionistė. Nes tikrai yra sunku gyventi pačiam ir kitiems tikrai yra irgi sunku gyventi. Bet vėlgi gera žinia, tikrai galima pakeisti. Pirmas, aišku, dalykas suprasti ir suvokti, kad aš esu toks ar tokia, ne, tikrai aš esu perfekcionistė ar perfekcionistas, ne, ir nežinau, ką su to daryti.
nes dažnas net nemato ir nesuvokia, kad yra toksai. Pripažinti savo, kad aš esu perfekcionistas, aš esu alkoholikas, aš esu narkomanas, aš esu priklausomas nuo kompiuterinių žaidimų, tai jau yra didelis šuolis ir nepasakysiu pusę darbo, bet tikrai vos ne pusę darbo jau įveikta taip, kad jūs jau pamatėt, bet tikrai jeigu pamatot ir pripažįstat, kad tikrai aš esu. Tai linkiu pirmas dalykas - pamatyti ir pripažinti savo, kad esat toks arba tokia ir kad nėra lengva su tuo gyventi. Ir tada kreipkitės pagalbos, galite į mane, ne, ir įmanoma tą pakeisti. Įmanoma palengvinti savo gyvenimą, savo ir kitiems, įmanoma tiesiog paleisti tas, ne, ribas ir prasiplėsti per visą pasaulį, ne, per visą savo gyvenimą, atidaryti daugiau savo galimybių. Nes kaip pavyzdys, ne, buvau kažkada tokia link perfekcionistės, bet ne visai, ne, bet pavyzdžiui, aš net savo video žiūriu, toli gražu netobulą, kiek klaidų yra, kiek ten, net kiek aš matau užuolaidos, ne, kažkur suglamžytos. Jau perfekcionistas viskas, ten ne tas, geriau iš viso nedarytų. Bet aš darau ir aš laiminga, nes aš padedu žmonėm, aš padedu jiems prabūsti, aš padedu kažkam kažką suvokti, ne? Ir tai yra man svarbiausia, o tikrai ne taip, kad ten būtų visas tobula, ne? Nes žmonės klausosi. Pirmas dalykas, taip aišku, svarbu yra vaizdas ten, bet jie klausosi, kiek mes perdodam, kiek mes išjaučiam, ant kiek mes patys su savim draugaujam. Tai yra svarbiausia. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau perfekcionistė, tai aš net nežinau, ar aš pradėčiau video rašytą, ne? Aš nežinau, ar aplamai pradėčiau keisti profesiją, ne? Nes 40 metų paimti ir pakeisti profesiją, kur aš dirbau 20 metų, tai kitas pasakys, tai yra neprofesionalu, ne, arba ten dar kažką. Bet aš uždaryčiau daug galimybių savo kažką išbandyti ir aplamai praplėsti savo gyvenimą akiratį. Tam, kad pažiūrėt, koks pasaulis nuostabus ir kiek daug nuostabių galimybių jisai mums suteikia. Dėl to linkiu praplėsti akiratį, atsipalaiduoti ir džiaugtis gyvenimu ir tiesiog skleisti šilumą ir meilę savo aplinkiniams. Skleisti šilumą ir meilę, o ne įtampą.